Ar jūsų dokumentų valdymas interneto svetainėje atrodo maždaug taip? Įkelite failus, tada tos failus susirandate sistemoje, įterpiate į svetainės polapį, vardan to, kad jis būtų jau randamas svetainėje. O gal naudojate visai kitokią sistemą ir dokumentų valdymas, jų atvaizdavimas atrodo maždaug taip? Turim šiek tiek geresnį sprendimą. Jums užtenka tiesiog pasirinkti failus. Pasirinkus failus, ar tai iš kompiuterio tiesiogiai, užtenka jas paprastu būdu atitempti čia, ne vieną, 5. Automatiškai failai taps su aiškiais pavadinimais, jūs beliks priskirti kategoriją arba atsisakyti, kurio nereikia kelti. Pasirinkus kategorijas, paspausti įkelti visus. Ir jie gana tvarkingai atsiras gražioje lentelėje arba kortelių pavidalu. Jis įsiskleisti, gali neišsiskleisti. Kiekvieną kategoriją galite atvaizduoti skirtingose polapiuose, o valdyti vieną. Jeigu reikalinga, kiekvienam polapyje gali būti paieška. Ieškos operatyviai. Taip pat iš karto galėsite įkelti dar vieną dokumentą arba kelis, priskirti kategoriją. Visas modulis yra puikiai pritaikymas bet kuriai WordPress svetainei. Spalvoms, pateikimo principai, sujungimai su išoriniam sistemom. Vardan kuo mažiau darbo, kuo daugiau veiklos naudingos visiems. Dokumentų modulis turi galybę nustatymų, pateikimo būdų, atvaizdavimo principų. Paprastas, aiškus darbas su dokumentais. Vieną kartą. Na ir žinoma, statistika. Tam, kad žinotumėte, kiek žmonių, kokius dokumentus peržiūrėjo ir turėtumėt pagrindus ataskaitoms.